kiekvienas žmogus, anot NLP, kiekvienas žmogus subjektyvę tą patirtį arba tą patyrimą, kurį turi, praleidžia per 5 jau žinomus pojūčius ir koduoja vaizdų garsų pojūčių pagalba savo galvoje, savo smegenyse. Tai reiškia, kad jeigu čia ir dabar jūs pabandytumėt prisiminti kažkokį tai įvykį, kuris įvyko vakar, malonų įvykį, kuris įvyko vakar, greičiausiai jums iškiltų paveikslėlis ir tas paveikslėlis turėtų tam tikras vizualinės, audialinės, kinestetinės charakteristikas. Ir kitas variantas, jeigu prisimintumėt ar vakar, ar kažkada tai čia artimiausių metų, ten, tarkim, per mėnesį įvykusi nemalonų įvykį, kažkokia tai nemalonė situacija, jis irgi iškiltų paveikslėlio formą, ten būtų garsai pojūčiai ir palyginus šitos 2 paveikslėlius, jie turėtų esminį tokį skirtumą, esminius skirtumas, jie būtų skirtingi. Būtent ne turinio, o kokybės skirtumai ir yra submodalumai, kas ir yra mūsų šio pokalbio tema. Taigi, reprezentacinių sistemų submodalumai. Pakartoju, 5 pojūčiai, 4 reprezentacinės sistemos, vizualinė, audialinė, kinestetinė ir audio-digitalinė, ir submodalumai yra tik tai 3 reprezentacinių sistemų. Tai yra vizualiniai submodalumai, vizualinės sistemos, audialinės ir kinestetinės. Taigi, kai eina kalba apie submodalumus, dar kartelį, tai yra labai svarbus momentas, kad turinio visą tai, turinių įtakos neturi. Tai turi įtakos kokybei. To vaizdinio, to įsivaizdavimo, to patyrimo prisiminimo, to mąstymo proceso prisiminimo kokybiniam įsivaizdavimus. Jeigu tai vaizdas, tai jisai statiškas, dinamiškas. Dydis koks jo plotis, jisai kiek arti tas paveikslėlis nuo jūsų, kur jisai yra erdvėje, ar tenai yra garsas, ar girdite garsą, iš kurios pusės sklinda tas garsas. Jeigu tai labai ryškus toks prisiminimas, galbūt labai ryškus vaizdas, labai sodrios spalvos, gal jeigu apie teigiamą prisiminimą eina kalba, galbūt iš karto kūne atsiliepia, kūnas kažkaip reaguoja, pasikeičia kažkokie kūno pojūčiai, šiluma, lengvumas, atsipalaidavimas, kvėpavimo pasikeitimas. Visa tai yra kokybiniai parametrai. Ir kam mums reikalinga tiek daug žinoti? Natūralus galbūt klausimas. Tai prisiminimas. Pamačiau paveikslėlį ir to užtenka. Dėmesio. Mes patiriam gyvenime ir malonius dalykus, ir mažiau malonius dalykus. Ir koks yra momentas? Mažiau malonus dalykai, jie paprastai veikia kaip tokie vidiniai stabdžiai. Tai kad tą stabdį atleisti, kad jį truputėlį, atlaisvinti, NLP technikos, kurios skirtos tam santykio su praeities įvykiais pakoregavimui, naudoja submodalumus. Tai reiškia, submodalinės technikos, arba beveik visos NLP terapinės technikos yra paremtos submodalumų taikymu arba submodalumų korekcija. Tai reiškia, kad vaizdai, garsai, pojūčiai, kurie ten yra, jų kokybinės charakteristikos yra truputėlį koreguojamos tiek, kiek žmogus leidžiasi tai daryti. Toks elementarus ir paprastas pavyzdys gali būti 2 situacijos. Maloni situacija spalvota, ryški, dinamiška, ten taip įkvepianti yra ir žmogus visas toks energingas jaučiasi, tiesiog nugarai įsitęsia, kai jis tai mato, tai malonus garsai iš vienos pusės, iš kitos pusės, arba erdvinis garsas, gal yra 3D vaizdas, viską mato savo akim, ir toks labai malonus įkvėpimas. Ir nemaloni situacija, kurio yra juodai balta, metras nuo žmogaus. Ir tos visos charakteristikos, kurio garsai tokie džeržgiantis, arba iš vis begarsis toks elementas, bet labai kampuotos linijos tokios. Ir žmogus net susitraukia tą įvykį prisiminęs, tą situaciją prisiminęs. Akivaizdu, kad šitas įvykis arba šitas pavyzdys, šitas prisiminimas, jis daugiau stabdantis, negu prieš tai aprašytas mano teigiamas pavyzdys. Tai ką mes darom? Jeigu tas įvykis, čia žmogaus idėja yra, jeigu tas įvykis anot žmogaus yra dalinantis gyvenimą iki ir po, ten kažkas tokio atsitiko ir nuo to laiko kažkas gyvenime pas žmogų pasikeitė, žmogaus gyvenime pasikeitė,
mes galime bandyti šitai nemaloniai situacijai pritaikyti malonios situacijos submodalumus. Jeigu kada gyvenime turėjot spalvavimo knygutę, kur būdavo kontūrai, ne, kokie nors gyvūnėliai, paprastai vaikai tai spalvoja gyvūnėliai, vabaliukai kokie nors, ir tu galėjai su kokia nori spalvom nuspalvoti tos gyvūnėlius, ir jie galėjo būti įvairių spalvų, žalia karvė galėjo būti mėlynas šuniukas ten ir panašiai ir taip toliau. Tai tą patį, anot NLP, tą patį galima padaryti su prisiminimais, su tais įsivaizdavimais, su tuo santykiu, ne patį faktą mes keičiam, bet santykį su faktu, ne? Įdedant kitokių spalvų, garsų ir, jeigu įmanoma, pojūčių. Pojūtis įsideda, pavyzdžiui, tolinant nuo manęs tą prisiminimą. Kai tik tai prisimenu tą nemalonę istoriją, jinai tarsi metras nuo manęs, toks prisiminimas, tolinant nuo manęs, mažinant tos kokybinius parametrus. Žiūrėk, man lengvėja, laisvėja, aš galiu lengviau apie tai kalbėti, pavyzdžiui, kaip idėja, kaip pavyzdys. Submodalumų keitimo technikos yra skirtos asmeninės patirties korekcijai, santykio su asmeninė patirtim korekcijai, kad žmogui lengviau, paprasčiau būtų eiti per gyvenimą. Ir pagrindinis toks elementas, dar vienas pagrindinis elementas, tai rasti skirtumą tarp tos sudėtingos, tos neigiamos situacijos ir tarp teigiamos situacijos. Tos situacijos būtų faina, kad būtų emociškai lygiavertės. Jeigu buvo labai sukrečiantis įvykis, tai reikia vieno arba labai stipriai pozityvaus, arba bent jau kelių tokių pozityvių, stiprių įvykių ir pasižiūrėti, koks yra skirtumas, tie vadinami kritiniai submodalumai. Kas ypatingai įsirėžia, kas ypatingai skiriasi. Nes jeigu ir ten nėra garso, tai nėra aktualu. Reiškia, tai nelošiantis dalykas. Galima pridėti kažkokio tai švelnesnio, malonesnio garso, bet tai nėra toks aktualus variantas. Kur kas yra aktualiau perkelti tuos teigiamus submodalumus ant tų neigiamų submodalumų, kurie yra kritiniai, kurie labiausiai žmogų išsiskiria, kurie labiausiai gąsdina. Kad tos pokytis suvokime, santykyje įvyktų. Tai čia terapinis kontekstas. Dar jeigu kalbėti, tai kai eina kalba apie submodalumus, praktiškai visos vizualinės, audiovizualinės reklamos, ką pamatai, ką išgirsti, galbūt netgi kažkur gauni paliesti, pačiupinėti, užuosti, jos žaidžia tai submodalumais, šiek tiek užaštrindamos tavo pojūtį, suvokimą, ir nenori sukeldamos tokią asociaciją, kad čia su tuo dalyku viskas yra gerai, kad tą galima rinktis, tai yra naudinga, vertinga ten ir taip toliau, ir taip toliau. Tai žinodami, tai reklamos ir marketingo specialistai, jie taip ir modeliuoja tas reklamas. Būtų niekam neįdomu, jeigu eitų tekstinė žinutė, pirkit šitą ir šitą dalyką, jums būtų faina. Ne, jie sukuria tokį vaizdą, parenka tokias spalvas, tokią dinamiką, tokius garsus ir visa kita, kad tau būtų įdomu. Tai kai eina kalba apie submodalumus, tai eina kalba dar ir šiek tiek apie savo ateities planavimą. Jeigu patraukti šoninę reklamą, grįžtam mes prie savo tikslų kėlimą, prie savęs matymą ateityje, savo perspektyvos kažkokį matymą, tas pats dalykas. Visur, kur yra dalyvauja rep sistemos vizualiniai, audialiniai, kinestetiniai procesai, pojūčiai, jų korekcija, jų išryškinimas, ypatingai tas toksai pamodeliavimas, daugiau spalvų, daugiau šviesumo, ryškumo, juk apie tikslą, kai kalbėti, greičiausiai jis yra aiškus, ryškus ir spalvotas, kažkokių tai tinkamų, patinkančių, mylimų garsų arba pojūčių sudėjimas tik tai pastiprina žinutę smegenim, kad tai yra tavo, kad tau tai pasiekiama ir tada lengviau smegenis orientuoja žmogų į tokio tikslo siekimą. Jeigu vienu sakiniu taip keisdami submodalumus, žaisdami mes submodalumais, mes galim keisti žmogaus būseną, žmogaus santykį su jo kažkokia praeities sistema, praeities įvykių, su praeities kažkokia situacija, ir padėti jam susimodeliuoti
pamatyti savo perspektyvą. Vienas iš stipriausiai veikiančių, efektyviausių modelių, metodų, technikų submodalumai. Reprezentacinių sistemų submodalumai.